Ten už kokių 500 metrų Kaliningrado sritis, o čia Rambynas, Lietuva. Tai riba tarp rytų ir vakarų, Lietuva ir NATO, o priešais Rusija. Taip pat čia buvo pasienis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Teutonų ordino. Rambynas buvo senovės prūsų šventoji vieta. Čia jie kartu su lietuviais darydavo pagoniškas religinės apeigas. Na, o dabar teritorija už Nemuno, senoji Prūsija, vadinasi Kaliningradu. Kodėl ir kaip tai atsitiko? Po Antrojo pasaulinio karo TSRS gavo Kionigsbergą kaip istorinę Lietuvos teritoriją. Ji taip ir vadinosi Mažoji Lietuva. Bet dėl kai kurių priežasčių Lietuva atsisakė šios teritorijos. Galiausiai Kionigsbergas arba lietuviškai Karaliaučius buvo prijungtas prie Rusijos, taip atsirado Kaliningradas. Na, o mano europietiškas telefonas prisijungė prie Rusijos telefonų kompanijos. Be abejo, vėliau atėjo sąskaita. Taip, kad kai kuriuose pasienio vietose telefoną geriau išvis atjungti.